Suvedė šios žmonės. Šiauliuose susikūrė pensininkų kvartetas. Juozas Kukštas. Jis ne tik puikus gitaristas. Jo rankose suskamba ir paprastas klevas tapęs birbyne. Pagal profesiją Juozas Kukštas nieko bendro neturėjo su muzika, dirbo elektromonteriu ir daug keliavo, visą Žemaitiją skersai išilgai išvaikščiojo. Garsėja šis kraštas liaudies meistrais, jie ir įkvėpė meilę drožinėjimui. Taip gimė švelniabalsis birbynės. Pastarasis Juozas Kukštas pažadėjo padovanoti Telšių liaudies ansambliui. O kasgi padės patikrinti jų skambesį, jei ne bičiuliai? Na gerai. A gera? Gera. Apie 4000 šiauliečių suplaukė į miesto dainų šventę. Atvyko ir svečiai iš broliškosios Latvijos. Vilniui žydi liepos. Šią pavasarišką dainą kompozitoriui Kaveckui ačiū. Jungtinis dainų ir šokių ansamblis. Šiandien pradėta dainų ir šokių pynę šiauliečiai atveš į jubiliejinę dainų šventę. Tas kultūrinis gyvenimas buvo kitoks negu dabar, aišku. Nes kultūros skyriaus vedėja su viena pavaduotoja, praktiškai ir buhalterė, 3 žmogeliai, jie buvo kaip variklis viso miesto kultūrinio gyvenimo. Nes vadovų, klubų vadovų posėdžiai pas ją vykdavo pastoviai, jinai dirbdavo, turėdavo jie atsiskaityti už renginius, padarytų renginius, kolektyvus prižiūrėję, ar ką. Jeigu kokią kelionę, tai kultūros skyrius taip stengiasi per Vilnių pramušt, kad geresniam kolektyvui turistinė koncertinė kelionė į užsienį. Tokios būdavo, reiškia. Tai įstaiga, gamykla ten siunčia, sakysim, vyrų
Tauras mūsų važiavo į Jugoslaviją. Tai mums apmokėjo ir iš darbo išleido, ir darbė paliko pinigus, ir apmokėjo visą kelionę, viską. Toks, kad tik tu norėtum eiti. Tai vat, tas kultūrinis gyvenimas toks buvo aktyvus, dėl to ir tos dainų šventės vykdavo, sakysim, dabar bijau pasakyti, ar kas 2 metus, periodiškumą bijau pasakyti, bet jos buvo, kaip mums natūralus dalykas, kad dainų šventė miesto, kur sueidavo ir šokėjai, ir kapelos, ir muzikantai su savo repertuaru, kaip nepadaryti dainų šventės. Nes ir žmonės iš miesto šeimom ateidavo, jiems ta diena būdavo parke Šiaulių, kaip poilsio, kaip relaksacijos. Labai gražu būdavo, į mažiukas leliukas vežimėlį ir kitas šalia prisiglaudęs visą šeimą paklauso, čia pat nueina, atsigeria ten to limonado kažkokio, vėl ateina. Tai pirmasis Šiaulių Preikšo pedagoginio instituto senovinės muzikos ansamblio koncertas sostinėje, meno darbuotojų rūmuose. Meno vadovas ir dirigentas, o drauge įkūrėjas Sigitas Vaičiulionis. Mes jau buvome 4 metus koncertavę ir kažkaip būdamas Vilniuje išsišnekėjau su ponia Barkauskienė, kompozitoriaus Vytauto Barkausko, kurį gerai pažinojo žmona, sako, aš dirbu menininkų rūmuose, rengiu koncertus tenai. Kadangi dabartinė prezidentūra buvo tuo metu Lietuvos menininkų rūmai. Ten būdavo kviečiami tos koncertus garsiausiai Lietuvos kolektyvai. Netgi profesorius Andelskis jau su Lietuvos kameriniu orkestru irgi specialiai būdavo kviečiamas ten, taip jau specialiai erdvė, o surengti ten koncertą, tai ponia Barkauskienė kiekvienam koncertą turėdavo suderinti su centro komiteto ideologiniu skyrium. Tai jau toks prestižinė vieta tuo metu buvo. Ir taip jinai kažkaip tai sako, atvažiuosiu į Šiaulius, atvažiavo, paklausė, sako, tikrai reikia padaryti menininkų rūmuose jūsų koncertą. Tai kadangi pirmasis koncertas, dar mes čia tokie 4 metai dar taip pat. Tai sako, padarykim jūsų koncertą ant laiptų į salę, į baltąją salę. Labai puošniai buvo atremontuoti tie laiptai, aukso puošti, gražus labai. Laiptų aikšteliai sustojo mūsų kolektyvas, o viršutiniai terasai susadinti kėdėse buvo svečiai, tarp jų klausytojų tarpe buvo ir profesorius Konradas Kaveckas. Pasisekimas buvo labai malonus mums, šilti labai atsiliepimai, buvom labai gražiai įvertinti. Ir tikrai dabar klausiau jūsų parodytą gabaliuką iš to istorinio koncerto, tikrai negėda dėl to buvusio to laikų lygio.
šiaip vokalinės senosios muzikos ir tokios ansamblinės, nes senoji muzika ir parašyta Renesanso laikų nedideliam sąstatui, ne dabartinio, ne Kauno chorai, netgi ne polifonijos 40 žmonių, nors ją ir dainuoja dideli kolektyvai. Vis tik originale tai būdavo nedideli 8 žmonės, ten 12, 16. Bachas savo laiku, kai dirbo Leipcige, pas jį Tomaner chore buvo 20 keli žmonės visai, nors vėliau tas choras išaugo ten iki 200 žmonių. Tai už tai tą vokalinę muziką mes pirmieji pradėjom 74 metais ir kažkaip tai daugiau neatsirado tokių ilgą laiko kolektyvų. Instrumentinės senosios muzikos ansamblė atsirado, Muzika Humana, Kompozitorių sąjungos, Kaune, Vilniaus universitete įsikūrė. O mes profesoriaus Rimvydo Žygaičio dėka mes pradėjom per Lietuvos filharmoniją koncertuoti oficialiai per Lietuvos įvairius renginius, Lietuvos miestuose mūsų atskiri koncertai buvo, kaimelėse. Paskui mus pradėjo kviesti Kompozitorių sąjungą į savo Kompozitorių sąjungos dienos renginius. Šalia senos muzikos mes ten specialiai toms dienoms parengdavome nedidelius vokalinius kūrinėlius, ansamblinius ar chorinius naujus lietuvių kompozitorių, kurie kartu važiuodavo tose dienose ten. Jonas Tamulionis kompozitorius, tai pradėjo su mumis bendrauti. Algirdas Klova kompozitorius. Mes telefonu tiesiog vėliau susidraugavom, telefonu skambindavo, reikia kūrinio naujo, nes Nauskas atsiūs, taip pat gimdavo naujų vis ir bendraujant kūrinėlių tokių. O tai tą senąją muziką mes taip iki 86 metų propagavome, to labiau ir Šiauliuose, Šiaulių miesto ir mūsų iniciatyva, pasišnekinom vadovas, nuvažiavom pas Rimvydą Žygaitį, tuometinį filharmonijos meno vadovą, prišnekinom, kad Šiauliuose reikia padaryti tokių senosios muzikos ansamblių festivalį. Vilnius toks partinis miestas, ten galėtų labai užkliūt, o čia mes nuošaliai niekam nekliūsim. Tai vat profesoriaus Rimvydo Žygaičio dėka 78 metais įvyko tokių ansamblių, senos muzikos ansamblių savaitė. Pasisekimas mieste buvo puikus, kolektyvo vadovai buvo nustebinti, patenkinti, šventė kolektyvams atvažiuoti iš įvairių sąjungos miestų. Ir nuo 79 metų tie festivaliai kas 2 metus. Iki pradžioj rengdavom filharmoniją, o paskui kažkaip perėmėm jau grinai miestas ir tapau organizatorium tų festivalių, iniciatorium, kaip ir meno vadovai rinkdavau kolektyvus, jau patys kviesdavomės. O vykdavo kokie? Pradžioje vykdavo labai puikioji akustikos paveikslų galerijoje. Paveikslų galerija profesoriaus Toleikio tenai projektas buvo ir dar ant griaučio, kaip sakyti, jis mane pasikvietė, Sigitai, paklausyk, ar čia skambės muzika, nes pats buvo muzikos mėgėjas labai. Tikrai pabandžiau padainuot, sakau, profesoriau, tikrai skambės čia. Ir tikrai, kai pabaigė, būtent sutapo tas jų atidarimas paveikslų galerijos, mes ten pradėjom tos festivalius rengti. Parodų rūmuose jo dabartinė dailės galerija, miesto centras, labai patogi vieta. Tai vat eilę metų vyko ten, kol tos erdvės nebuvo perskirstytos. Tada perkeliam festivalius į tuometinio kultūros centro kamerinę salę vadinamą. Prieš tai buvusi sporto salė, buvo panaikintas sportas, išvarytas ir ten buvo irgi geros akustikos, 3 aukšte kamerinė salė, ten vykdavo. Viename iš tokių festivalių profesoriai muzikologai iš Maskvos parašė Maskvos tokiam leidžiamą Sovietskąją muziką žurnale, aprašė tą festivalį mūsų ir parašė, bet eidami į festivalio koncertą, mes praėjom pro nuostabę bažnyčią mieste esančią, užėjome į vidų, jinai labai graži, jinai puikiai akustika. Oi, kaip būtų gerai, kad tie festivaliai tokie vyktų būtent tokioj akustikoje, nes ta senoji muzika dažnai ir skambėdavo bažnyčiai. Tie žodžiai tapo pranašiški, nes 89 metais mes įsiprašėme draugė su tuometinio inžinierio namų vadovu Vaclovu Vingru pas
Kleopą Jakaitį, tuometinį kleboną. Gavome Zinaidos Gauryčiakienės vykdomą pavaduotojas leidimą, prisiprašė, monsinjorė, sakom, įleiskit mus, vis tiek, mes tik bažnytinę muziką tokią, pasaulietinės nedainuosim, repertuarą suderinam. Tai jis gerus pusę metų galvojo, nes tuo metu profesionalas, jeigu padainuotų ar pagrotų bažnyčioje, tas profesionalas būtų mažiausias išmestas iš pagrindinio darbo. Jam būtų vilko bilietas įteiktas. Tai galbūt to visokių santaupas, tokia minčių buvo. Bet po pusės metų kažkaip rudenį sako, padarykim. Ir lapkričio 1 dieną polifonijos kamerinis choras, tauro chorą pasistačiau, vargonininką pasikviečiau. Ir mes davėm pirmą koncertą. Patikėkit, turėjau nuojautą, kad reikia pastatyti garsintuvus prie bažnyčios. Ir mikrofonizavom ir garsą leidom į šventorių ir kartu aplinkiniai erdvėjai. Turbūt buvo pirmas atvejis Šiauliuose, kai ne tik šventorius, bet visa dabartinė šita aikštė buvo pilnutėlė žmonių. Čia 89 metai. Šventėm mūsų polifonijos vokalinio ansamblio 10-metį. Tai buvo 84 metai. Nutariau padaryti teminį koncertą ir parodyti kantatos žanro raidą. Paėmiau Gliuko kantatą, paėmiau Michaelio Haidno kantatą ir 2 Buxtehudes. Taip gavosi nuo renesanso per visą baroką. Kažkas iš Šiaulių paskambino į centro komitetą po koncerto. Šiauliuose po kelių dienų mus čia ant kilimo į partijos komitetą. Ką dainavo tenai Vilniuje? Sakau, 4 kantatas. Aha, buvo iš centro komiteto atstovas iš ideologinio skyriaus. Jisai suskaičiavo, kiek kartų jūs pater, kiek aleliuja, kiek amen sudainavot. Kaip taip galima? Kaip jūs taip? Žiūrėsim, ar čia jūs gyvuosit. Teko tada man kreiptis į centro komitetą, į patį Brazauską. Jis pavedė ten kažkuriam tai pašnekėti su manim. Tai sakiau, kaip čia, profesorius Sondeckis ką tik prieš mėnesį Hamol mišias Vilniuje dainavo, o mums 4 kantatų, mesgi blogo nieko nepadarėm. Kaip čia tai vieniem galima, kitiem ne. Baigėsi ta istorija tuo, kad šiaulietis, tas skundikas vadinamas, geranoris, pralaimėjo, nes po savaitės miesto partijos komitete man pasakė, draugas Vaičiulionį, draugas Brazauskas centro komiteto gaminiam susirinkime nutarė, kad jums perduoti. Daugiau kaip 2 kantatas koncertuose nedainuokite. Kolektyvas gyvavo toliau. – 1984 metų Liepą Šiauliai. 6. Respublikinė studentų dainų ir šokių šventė.
Atidarė Henrikas Zabolis, Respublikos aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministras. Visą naktį lauk, sukasi